Tai labuka. Labas. Malonu tave matyti šiandien labai. Labai Jo. gražiai atrodai. Gaila klausytoje nemato tau įspūdingų marškinėlių. Taip. Tavo, aš taip spėju, pasigirk rankų darbo. Taip, tikrai taip. Grožis. Ir žinok, šitiem marškinėliam, turbūt kokie 5 metai. Wow, atrodo puikiai, atrodo spalvos ryškios, lyg tik nuspalvinta. Nužengė nuo drobės. Aha, labai gražu. Taip, tai ačiū tau. Tikrai, beje, šitas kūrinys vadinasi Moteris su kiaušais, kadangi mūsų nemato klausytojai. Tai tiesiog turbūt reiktų apibūdinti, kad tai yra moters veidas, išsiuvinėtas ir išpieštas. Ir ten, kur yra akys, tai tiesiog 2 kiaušinienės pavidale. Nužengia nuo keptuvės. Jo, tai turbūt teks mum išeiti į eterį ir parodyti tas mano marškinėlius, kad irgi visi matytų. Tai, mieli klausytojai, jeigu jūs norėtumėt pamatyti šiuos nuostabius, ryškius, gražius, originalius Dalios marškinėlius, tai kuo jūsų daugiau bus, mūsų subscriberių daugės, žiūrovų, klausytojų, tai tuo mūsų tinklalaidė gali greičiau priartėti prie vaizdo. Tikrai taip, ir aš irgi savo ruožtu noriu padėkoti visiems, kurie mūsų klauso, kuriem įdomus mūsų turinys. Rašykit, komentuokit, mes visą laiką laukiam grįžtamojo ryšio, kas jums patiko, kas nepatiko ir ką sugalvosit, ir tavo katinas kniaukė. Taip, aš girdžiu, jisai irgi nori, kad jo balsas būtų išgirstas. Bet noriu būtinai padėkoti, nepamiršti mūsų subscriberių, peržengėm 250 virš ribą ir tas labai labai malonu, žinot. Ačiū labai. Jo, ačiū jums visiems, kad norite mus girdėti ir mes pažadam jums dar daugiau temų įdomių ir ne tik tai gilių, bet ir nuotaikingų ir stengsimės būti kuo originalesnės ir išgirsti jūsų norus. Todėl komentuokit, ką norėtumėt, kad mes aptartumėm. Taip, ką norėtumėt, kad moteris apie viską ir aptartų šios 2 moteris. Taip, apie viską. Ir vadinamės dėl to. Nes kalbam apie viską ir šiandien mes nutarėm pakalbėti turbūt labai šiai dienai visų aptarinėjama tema, man atrodo, aktualia. Turbūt nėra, nežinau, vietos ar kažkokio žmonių rato, kur kažkas nepaklaustų, neaptartų. O tu kaip, naudoji dirbtinį intelektą, ar tu bendrauji su ChatGPT, ar tu... Koks tavo santykis su tuo? O, žinok, aš tai jį vadinu patarėju, kabutėse geriausių patarėjų ir aš tikrai labai labai naudoju. Ir labai džiaugiuosi, kad jisai atsirado vien dėl to, kad daugelį dalykų sutrumpina. Kaip pavyzdys, žiūrėk, pas mane vyksta remontas bute, ilgai ir nuobodžiai. Nesigyrė, bet. Jo, čia viena iš tokių, žinai, kur net nežinau kaip pavadinti. Neskausmingų, o tokių man iššūkį turinčių temų. Tai vyksta remontas mūsų bute. Ir vėlgi, kadangi aš remonte nesu žmogus žinantis, kaip vyksta darbai, aš tiesiog pasitariau su chatu, žiūrėk, toks ir toks dalykas, reikalingas toks ir toks remontas, norim padaryti tą ir tą, norim, kad remontas pasibaigtų, nežinau, tą ir tą datą, ką tu galėjai rekomenduoti. Ir jisai man sudėlioja tiesiog planą, kurio labai gerai būtų vadovautis, bet tačiau dėja. Tai aš juo, žinok, labai mėgstu naudotis ir labai patinka man naudotis, lygiai taip pat esu naudojusis ne tik tekstiniu,
dirbtiniu intelektu, bet ir vaizdiniu. Kam naudoji? Kadangi mėgstu siuvinėti, tiesiog reikėjo man, čia turėjau inspiraciją, galvojau kaip, bet norėjau, kad man jisai sudėliotų kaip konkrečiai. Labai nusivyliau, taip kad Canvas DAI mane nuvylė, galbūt netinkamai panaudotas buvo iš mano pusės ir promptas parašytas. Tai man tai labai patinka. Man labai patinka su juo pasikalbėti, aš jį esu įvairiem dalykam naudojus. Nežinau. Nesugalvoju, kam čia jo nepanaudot, bet vėlgi aš grįžtu prie to paties, ką ir kalbėjom ne į eterį, kad aš vis tiek galvoju, kad visame, kame turi būti ir racionalaus proto pajungimas. O koks tavo santykis su DAI arba AI? Mano santykis toks, kad būtų požiūris ir santykis, kad būtų keista, jeigu kažkas išrado kalkuliatorių ir aš vis dar pagaliukai skaičiuočiau. Tai man atrodo, tai labai šaunus šių dienų kalkuliatorius. Tai yra pagalbininkas atlikti kažkokias funkcijas tau, jeigu reikia greičiau surasti informaciją. Čia tam. Man reikia kažkokios informacijos ir aš vietoj to, kad labai daug gaiščiau laiko ieškodama ten internete ar knygose, pagaliau man reikia knygos konkrečios ir aš galiu labai greitai padarius užklausą sužinot, kur man ją rasti, kur yra ten pirmas leidimas, ne pirmas leidimas, arba kažkokia tema literatūros, kokios jos yra. Ir jeigu net specifinio man dalyko reikia, tai aš labai greitai rasiu tą specifinį dalyką. Tai kaip aš galėčiau nesinaudoti tokiu įrankiu visiškai šiai dienai, tai būčiau turbūt tokia labai ribotas žmogus, arba aš labai nedalyvaučiau kažkur tai gyvenimo kažkokiose srityse, kad man to nereikėtų. Reiškia, aš labai kažkur tai specifinį gyvenimo būdą gyvenu, labai kitokį negu visa socialinė visuomenė, reiškia, man to nereikia. Tai man buvo įdomus irgi, kai darbe paklausiau, aš ten kažką labai pasidžiaugiau, kad man dieną prieš labai man pasitarnavo, labai gerai, greitai rasti, ko man reikia. Aha. Ir kažkaip mintyse man ta mintis buvo ir bendradarbys, aš norėjau pasigirti ir užklausti, tai jau kaip tu naudoji? Ir jinai sakė, kad ne. Ir man toks, rimtai sakau, o tai kaip čia taip? Ir galvoju, velnias, tu matai, jinai gyvena visai kitokį gyvenimo būdą, kad jai niekada neprireikė to. Ir aš nustebau, ir aš galvoju dabar, ką tai sako apie mane. Ar aš esu šiuolaikinis keistuolis, kaip mūsų tema ir vadinsis. Šios dienos užklausa tokia šiuolaikiniai keistuoliai, mes esam žmonės turbūt. Ar mes labai keisti, kad nemokam gyventi be kai kurių mūsų technologinių dalykų, ar keisti tie žmonės, kurie visiškai atsisako, ar tai kažkaip tai galbūt sąmoningai atsisako šitų dalykų, tarkim, ten išmaniųjų telefonų, esam girdėję dabar jau, kad kai kurie žmonės specialiai atsisako išmanaus telefono, naudoja tą tik tai, kur gali pasiskambinti ar parašyti žinutę, kad likti ryšyje, arba atsisako kažkokių technologijų šiuolaikinių, tokių kaip dirbtinis intelektas ir specialiai atsisako jį naudoti sąmoningai. Tai mano toks santykis, kad tas toks aukso viduriukas, ne per daug, kad pasilikti savo kažkokį tai kūrybiškumą, idėjų generavimą, identitetą ir į tai žiūrėti grinai kaip į, vėlgi sakau, kažkokį tai labai kietą daikčiuką šiais laikais, kuris tau gali būti naudingas. Ar darbo reikalais, ar mokslų atžvilgių. Vėlgi, sakau, surasti kažkokį tai tau
šaltinį tavo baigiamajam darbui, knygą pagreitintų būdu, iš kur tau rasti, kurioje tai yra, nežinau, bibliotekoje, kuriam knygynė aš galiu įsigyti tą dalyką, nes gal tai labai nelengva būtų rasti šiaip nuėjus. Ir tai tau sutaupys laiko ir pakels kokybę tavo baigiamojo darbo, nes tau reikia citatos. Specifiniais ten, nežinau, Freudo minties, kuri užrašyta buvo ten ir kad tu galėtum tiksliai cituoti. Tai žiūrint, kaip tu naudoji, jeigu tu nori visą baigiamąjį darbą paprašyti ir kad tau parašytų dirbtinis intelektas, kad tu ten, nežinau, pats nenori nei kiek įdėti savo smegenų į kažkur, čia jau yra jau kita medalio pusė. Bet žiūrėk, va šitą vietą, ne, netgi baigiamąjį darbą, ne, jeigu tau parašo dirbtinis intelektas, bet kokiu atveju tu turi jį patikrinti. Tai vat aš ir kalbu apie Nes tai, bet kad... kokiu atveju, Taip. ta prasme, tu aklai, kaip čia, aklai, tau parašė, atsispausinai, nuėjai, arba išsiuntėjai. Tai tu savo darbą. plagijavai. Tu jau plagijavai, kažkieno parašytos mintys ten bus sudėta. Nes dirbtinis intelektas jis kūrybiškumu neužsiema. Jis tiesiog krūvą dalykų jau padarytų, sudės į tą darbą ir tu realiai, šiaip plagijuoji. Aš net nežinau, kaip tai įvardinti. Gal jisai sudės krūvą atskirų dalykų. Tai čia dirbtinis intelektas turėtų pasirašyti, kad parašė tą darbą. Ne tu. Gerai, o atsimeni pirmą savo, kaip čia, pirmą savo susitikimą su dirbtiniu intelektu? Žinok, nepamenu. Reikėtų pasiieškoti istorijoje, turbūt ten viskas lieka, visos mano užklausos šitam, bet man atrodo, kažkas bus būtent su mokslas. Aš tuo metu mokiausi coachingo mokykloje ir man kažko reikėjo su mokslais, man atrodo, kažkokį terminą, kad man jisai patikslintų. Greičiausiai tai bus. Jo. Nes aš tai puikiai atsimenu, kad pirmas dalykas tada, kai kaip čia, ne kai pati naudojau, ne, bet kai išėjo į visuomenę, į plačią visuomenę dirbtinis intelektas, tai pirmas dalykas atsimenu, kad skaičiau Austėjos Landsbergienės postą Facebook'e. Perskaičiau visą postą ir galiai jinai parašė, kad okei, čia parašė dirbtinis intelektas už mane. O kitas dalykas, vaizdinis, ką labai puikiai atsimenu, kad dirbtinis intelektas buvo sugeneravęs vaizdą, kur popiežius yra su pūkinė striukė balta. Aha. Ir aš žiūrėjau, pirma mintis buvo, wow, ta prasme, popiežius pūkinė striukė, koks jisai yra modernus, koks jisai, ta prasme, einantis kartu su pasauliu ir paskui pradėjo, žinai, kad va, kaip generuoja dirbtinis intelektas vaizdus ir man buvo toks, okei, įdomu, kas toliau. Nes vėlgi, va, tu sakai, kad jisai neturi kūrybiškumo, turbūt taip, bet aš manau, kad jisai gali paskatinti žmones mąstyti, kurti kūrybiškiau. Nes vėlgi visų menininkų mūza, ta, kuri ateina arba neateina, tai vėlgi tas pats rašytojas jau gali pradėti rašyti, kad aš turiu tokią mintį, mano knyga prasideda taip ir taip, veikėjas ten toks ir toks, ateina, daro, ką tu man gali pasiūlyti, kokį siužetą man toliau vystyti, ne? Vėlgi tikėtina, kad pagal tai, ką rašytojas jam užduos, dirbtinis intelektas pasiūlys tam tikrą siužetą, vėlgi atsigręžiam žmogų. O jisai gali tuo pasinaudoti, o gali tuo ir nepasinaudoti. Bet tą, ką dirbtinis intelektas, kaip čia, tam autoriui parašo, ne, tai gali inspiruoti būtent autoriaus kažkokias tai naujas mintis. Ir sugrąžinti jam tą mūzą, ne, atgal. Tai va. Tai, aš tai kažkaip tai nežinau. Dalis žmonių bijo tą dirbtinio intelekto, dalis žmonių sako, kad čia yra, net ir tas pats Google'as turi tą patį, ne, tik tai teisingai turi jam užduoti
užklausą Google'ui, kad tau surastų tinkamus Tai dalykus. tam tikrą prasme jo, čia pirmtakas ir yra ta Chromas, kad tu užduodavai kažkokio dalyko ir jisai ten savo platybėse, jisai surasdavo, ko tau reikia, tik tai, nu, tu žiūrėdavai ir atsirinkdamai ten tas portalus kažkokius tai tenai esančius internete. Ar tai ateitis? Manau, kad taip. Kiek plačiai ta ateitis, ne, kiek jinai įeis į mūsų gyvenimą ir į mūsų pasąmonę, tai vėlgi turbūt, nu, sudėtinga prognozuoti. Kiek žmogus įsileis, nu, kiek, čia tas, vat, būtent vienus gazdino, nu, tai gazdina, kaip kažkada gazdino, o ne, telikas atsirado, mirs radijas, nu, arba atsirado kažkokios mašinos gamyklose, žmonės ten, o ne, jos atims iš mūsų darbą ir mes jau visi liksim gatvėj. Gazdina žmonės nauji dalykai, jie bijo prarasti kažką, ką kiekvienas čia savo galim atsakyti. Tai ką mes pažįstam pasaulį, koks mums pažinus, jisai toks, kokiame mes esam, tai jis mums komfortabilus atrodo šiai dienai ir mes kiekvieno pokyčio tarsi bijom, nes tai yra nežinomybė to lygo. Tai, ko tu dar nepažįsti tos realybės. Tai su dirbtiniu intelektu pasaulio mes nepažįstam ir kartais girdim visokias ten kalbas, o tai čia atims dabar darbus. Nu, tai negi žmonės turi džiūgaut, kad krūva bedarbių atsiras. Dirbtinis intelektas dabar krūvas bedarbių mums duos. Valio, turim dabar džiaugtis tuo intelektu. Tai kiti ir atmetimo tada ta reakcija yra. Nors konstruktyviai mąstant, nu, mes kaip naudosim tą įrankį. Na, kvailio rankose bet koks įrankis, jisai jo nepavers genijum. Tu jam duok pieštuką ir jeigu jisai yra negabus ir nesistengs ir nedės pastangų, nu, jis nenupieš kažką tai panašaus į Rembrandtą. Bet jeigu tas žmogus gabus, tai jis padarys puikių dalykų su tuo įrankiu. Tai čia irgi yra tik įrankis. O kam tu jį naudosi? Priklauso nuo tavęs, nuo tavo gebėjimų ir nuo tavo noro išmokti su tuo įrankiu dirbti. Tai vieniem tai bus didelė sėkmė, kas mokės tinkamai pasinaudoti naujų, puikių įrankių. Kam tu naudoji dirbtinį intelektą? Dažniausiai dabar moksluose pasinaudoju, nes man padeda. Aš įrašau, tarkim, ten neuropsichologiją, mokausi ir aš kaupiu kaip ir tokia gaunasi mano vadovėlis, tam tikrus terminus, jisai suranda, tiksliai, kuo tu parašai, tiksliau, tai jis tau suranda iš kažkokių anglų kalba vadovėlių, bet tau lietuvių kalba tu pasidarai savo termino paaiškinimą. Ar tam tikras neuroligas ten, nu, ir aš to tokį galiu dabar paėmiau, susidėsiu, aš atsispausinu, galiu susirišti ir aš turėsiu vadovėlį savo. Galiu savo dar pastebėjimų kažkokių pasirašyti pati. Tai, kaip ir sakiau, nu, taip gali palengvinti tavo mokslus. Bet yra kraštutinumai, kada kažkas tai tuos mokslus nori savo palengvinti, tiesiog paprašant parašyk man visą darbą. Bet tik moksluose naudoji? Kol kas pagrinde moksluose naudoju. Ne, melagi. Labai greit norėjau susirasti makiažo, kuo natūralesnį BB kremą. Ir turėjau tam tikrų aiškių reikalavimų pagal savo odos tipą, ko man reikia, kaip aš noriu, kad atrodytų. Ir jisai man puikų patarimą, rekomendaciją daro ir esu labai patenkinta tuo, ką jis man pasiūlė. Kelis variantus, aš pasirinkau tą, kuris man priimtiniausias, kainos ir atžvilgių kokybės, sudėties ir tiesiog puiku. Ir dar ten, kad galėčiau Lietuvoje įsigyti kažkur tai iš pardavėjo Lietuvoje, jeigu man netiktų, kad galėčiau kažkaip tai. Okay. Tai va. Nes aš dabar galvoju, kad aš kažkaip ganėtinai turbūt, nu, iš kurios pusės, aišku, pažiūrėjau, iš vienos pusės siaurai naudoju, iš kitos pusės plačiau naudoju. Nes esu su juo, vėlgi, kai mes mokėme su tavim savanoriauti ir buvo mokymai, tikrai juo naudojausi ir kaip konsultantu, ir atvirkščiai kaip klientų. Aš tiesiog užduodavau jam kažkokią tai temą
ne, kokia jisai gali, kaip galimas skambintojas, klientas ar kaip jį be pavadinsi, ne, su kokia tema gali į mane kreiptis. Prašiau, kad duotų man feedbacką po tos taip vadinamos mūsų konsultacijos. Kitais kartais iš tikrųjų labai naudojuosi juo kaip receptų knyga, nes, būna man tas, kur, žinai, atsidarai šaldytuvą, atrodo, kad jisai pilnas, bet atrodo, kad nėra ką valgyti. Tai tikrai būna taip, kad parašau, žiūrėk, noriu sveiko produktą, turiu tą ir tą, ką tu man gali parekomenduoti. Geras, niekada nepagalvočiau. Matai? Jo, kažkada net esu jo paprašius sudaryti savaitės receptų savaitei, kad galima būtų, žinai, kaip vieną kartą nuėjai, užsipirkai ir turi ką gaminti, dėja neišėjo man šitas projektas. Bet neišėjo, nes jis kažką... Neišėjo dėl to, kad man nepavyko įgyvendinti, kaip čia, timeline, pavadinkim taip. Bet klausykit, visos namų šeimininkės girdėjot, kaip galima dirbtinį intelektą, kaip jum įrankį naudoti. Pažiūrėk, receptų knyga, savaitės meniu. Taip, iš tikrųjų, jisai, labai, jis kaip pagalbininkas, jisai tikrai labai yra geras. Girdėjau dar vieną dalyką, pati to nesu išbandžius, bet įsivaizduoju, kad irgi yra labai gerai kalbos mokymuisi, kad tu su juo kalbi užsienio kalbą, kurią tu nori išmokti, ir vėlgi priklauso nuo to, kokią užduotį tu jam užduodi, ne, arba jisai tau atsakinėja balsinę žinutę, arba jis tave koreguoja, ką tu neteisingai padarai. Tai žodžiu, vėlgi, tas panaudojimas iš tikrųjų yra platus, tik tai reikia mokėti taip vadinamas užklausas sudėliot. Nes ir tiek, kiek aš domėjausi, kad labai svarbu jam duoti tinkamą užklausą. Nes tam, kad įsivaizduotume, tai yra vienas kompas prieinantis prie viso pasaulio kompiuterių. Ir jeigu tu neduodi tikslios užklausos, tiksliai konkrečios, taip pasakysiu, ne, tai jisai tau ir duoda atsakymą labai bendrinį. Ta, kai jisai greičiausiai gali pasiekti, kur mažiausiai reikalinga jam analizės. Ne, bet jeigu tu jam duosi, kad žiūrėk, man reikia tokio ir tokio dalyko, su tiek ir tiek punktų, paieškok visose įmanomose bazėse, nežinau, būk kritiškas tam, kad atitiktų ten tam tikras institucijas ir taip toliau ir panašiai. Labai skiriasi jo atsakymai, jeigu tu duodi labai paprastą klausimą ir jeigu tu duodi konkretų. Šitas būk kritiškas man iš tikrųjų labai patinka, nes nežinau, kiek tu pastebėjai, jisai toks plyzintojas. Tu pasakai jam ir jisai parašo, wow, kokia tu faina, kai tu čia gerai sugalvoji. Esu apie tai girdėjus. Tai mano užklausos kitokios būna. Nes būtent aš labai konkrečiai, ką tu minėjai, tai labai svarbu, tarkim, aš duodu užklausą, priklausomai nuo srities, tarkim, aš minėjau, jeigu aš duodu užklausą apie odos priemonę, kokios man reikia, tai aš jį kreipiuosi, kad ką tu man patartum, kaip profesionalus, ar ten kosmetologas, ar dermatologas. Ir tada, kad iš tos pusės jisai atsakė, arba jeigu aš kažką tai susiję su mokslais, tai kaip neuro mokslų, ten, tarkim, kažkoks profesorius, kokį tu man duotum atsakymą į mano klausimą tada, kad jis man atsakytų būtent kaip po toksai, o ne kaip kažkoks tai draugelis, kaip tu sakai, kuris nori ten mane nudžiuginti ir kad aš išgirsčiau tai, ką noriu išgirsti. Tai aš įvardinu, kad aš esu studentė, tarkim, ar aš esu klientė pas tave, o tu esi dermatologas. Nes vėlgi jisai, kaip aš sakau, reikia pasižiūrėti kritiškai, nes pati turėjau tokią praktiką su juo, kur aš sakau, mėgstu šį challengint ir jį kaip čia kviesti, pasiaiškinti, nes tiesiog buvo užklausa apie atleidimą iš darbo
ir kaip galima atleisti darbuotoją iš darbo. Ir aš tiksliai žinau, kad darbo kodeksas numato, kad darbuotoją gali atleisti per 3 darbo dienas, bet turi išmokėti 6 mėnesius išeitinę kompensaciją. Yra vienas iš tokių punktų. Mhm. Ir vėlgi, uždavus užklausą dirbtiniam intelektui, jis man rašo, kad per 3 dienas galima atsisveikinti su darbuotoju, kuris yra bandomajam laikotarpiui, nes darbo kodeksas tokį dalyką irgi numato. Aš jam rašau, ar tu esi įsitikinęs? Taip, sako, aš esu įsitikinęs. Sakau, ir specialiai susiradau straipsnį ir rašau, pagal darbo kodekso tą ir tą straipsnį. O jis sako, atsiprašau, taip, tu teisi, bet aš rėmiausi didžiausią statistiką. Reiškia, yra kažkur pas jį duomenų bazėj ir jisai mato, kad yra ten tas tam tikras atleidimas, bet jisai daugiau naudojasi dažnesnė praktika, ne? Kad dažniau žmonės atleidžia darbuotojus bandomuoju laikotarpiu, atsisveikina darbuotojai su darbdaviu ir duoda jisai man būtent tą atsakymą, kur yra dažnesnė praktika. Tai vėlgi grįžtam prie to, kad, viskas gerai, jisai sutrumpina laiką gaunamą gauti tau atsakymams, bet visą laiką yra gerai pasitikrinti, pasižiūrėti ir vėlgi jo pačio užklausti, ar tikrai Nebūna kitaip. Nebūna kitaip, jo. Ar tu visas praktikas išsinagrinėjai. Tai va, tai toks yra ir aš dažnai mėgstu su juo pasiginčyti ir paaiškinti. Ir pasiaiškinti, nes nepriklausomai nuo to, koks atsakymas gali būti jisai teisingas, aš jam rašau, manau, kad tu neteisus. Nes gali būti taip ir taip. Ir vėlgi tam tikrose situacijose taip jisai leidžia man dvejoti ir abejoti, o tam tikrose situacijose, kai jisai tikrai žino, jisai sako, ne, yra taip ir taip ir taip, galbūt tu turėjai omeny kitą variantą. Tai va, tai aš manau, kad vėlgi, aš esu klausius vienos tinklalaidės, kalbėjo dirbtinio intelekto profesorius, kuris su tai dirba ir iškėlė tokią hipotezę, kad galbūt ateityje, kaip mes turim telefonus, galbūt ateityje mes turėsim ir dirbtinio intelekto asmeninius asistentus, kurie palengvins mūsų darbą tuo požiūriu, kad, kaip pavyzdys, aš tau sakau, Silvija, susitinkam ir aš net mūsų tinklalaidė ten penktadienį. Tu sakai, penktadienį aš negaliu, galiu sekmadienį. Ir vėlgi šitą eliminuojant, mūsų pokalbį, mūsų dirbtinio intelekto asistentai, matydami mūsų kalendorių, tarpusavėje tarsis ir žiūrės ir susiderins mum laiką ir įdės į mūsų kalendorių. Pilnai žinok, tikiu, kad tai yra ateitis. Tai jo, tai čia, žinai, fantastai irgi visokių būna prirašo dalykų ir kai kas pasiteisina, kai kas ne. Greičiausiai yra kokia fantastinė knyga, kuri aplamai kažkada tai koks nors rašė autorius, kad bus toks dirbtinis intelektas. Aš net neabejoju, kažkas panašaus mes rastume. Tai ir filmų yra kiek prifilmuotų iki tol, kol ChatGPT neišėjo gyvai į eterį. Taip. Kiek yra filmų apie tą dirbtinį intelektą. Tai žmonės prigalvoja tokių visokių įdomių dalykų, žmogaus fantazija beribė ir mes tada turim tą produktą tokį. Tai vien dėl to, kad žmogus yra genialus sugalvoti tokį asistentą. Tai aš galbūt dėl to garbinčiau šitoj vietoje ne, kad mes turim pranašesnį dalyką už žmogų, tai yra sukūrėm dirbtinį intelektą. Aš vis dėlto už tai, kad žmogus tai sukūrė visus šitus dalykus, ką mes turim technologinius. Ir mūsų pranašumas kūrybinis ir yra tai, kad mes sukūrėm juos, o net atvirkščiai, kad mes turim dabar čia garbinti ir pasitikėti, kaip tu sakai, aklai, dirbtinio intelektų kaip tuo įrankiu ir netikrinti, kad jis neklystantis galvoti. O dėl to asistentų, tai dabar greičiausiai daug kas ir naudoja tą asistentą. Nežinau, nesu sutikus.
ne iki tokio lygio, kad jis už tave tarėsi, bet kad nemažai dalykų gali tau jeigu tu mokamą versiją naudoji, jis gali dirbti kaip tavo sekretorius, iš tiesų planuoti daug dalykų, sudėlioti daug dalykų, jeigu tu surašai teisingai tas užklausas, ko tau reikia, jeigu tu supildai savo asmens duomenis į ten esančią apie tave informaciją, tu sudedi gana tiksliai savo visus dalykus, kalendorių, Google leidi naudotis ir panašiai, tai jis daug dalykų gali už tave padaryti, krūvas laiškų išsiuntinėt, kurie yra standartiniai. Tai šiaip galima sutaupyti nemažai biudžeto pinigų visokiose savivaldybėse į standartinės gyventojų ten kažkokias žinutes dėl šiukšlių išvežimo grafikų ir panašių dalykų, neaiškumų esančių, tai gali į tai atsakyti tiesiog dirbtinis intelektas. Aš manau, kad juo ir naudojasi į Taip. tokias standartinės užklausas, kurios nereikia. Tiesiog yra grafikas, jisai kaip grafikas. Taip, ir jisai atpažįsta, kad čia yra apie tai ir jisai tiesiog siunčia tą užklausą ir sutaupoma tai yra nemažai laiko. Tai gal, kaip tu minėjai, kur mes jau nepasišnekam dėl tokių dalykų, bet už mus padaro tai mūsų asistentai, tai esant žmonių poreikiui, labai užimtų smarkiai žmonių, tai gali būti kad Siri ten daug reikalų, Siri padaryk tą ir tą, o tiesiog jau net nereikės kreiptis, padarys tavo asistentas, nesikreipiant už tave. Tavo ir mano asistentai kalbėsis tarpusavį. Jeigu aš to norėsiu, aš kažkaip labai neįsivaizduoju savęs, kad aš tiek norėčiau atsiriboti savo gyvenime nuo tokių fainų pokalbių su žmonėm. Dar ir paklaustų, kaip tavo rožės ar žydi. Gal to dirbtinė mano asistentų tikrai nereikia, bet aš visai mėgstu pačiatinti su žmonėm. Tai čia vėl galim toks ir pajuokaut galim tada mes čia apie tą tokį žmonių šiuolaikiniai keistuoliai mūsų tema ir galim taip pažiūrėti su ironija į dabartinį mūsų tą gyvenimą, kaip mes kartais jaučiamės tokie vieniši ir atitolę, bet mes norim savotiškai gilinam tą tokį savo atsiribojimą nuo gyvenimo tam tikrų malonumų. Visur, kai stoja tarp žmogaus tų tokių kasdienių, kartais atrodo mums ir užknisančių dalykų, bet jie ir nuspalvina mūsų gyvenimą, tam tikri žmogiški, vėlgi pokalbiai, kontaktai, atrodo tai yra darbinis pokalbis, kaip tu sakai, tarkim mūsų tinklalaidė, ne? Čia dalykas, kurį reikia padaryti, sutarti laiką. Čia toks, kur atrodo iš vienos pusės užims tavo laiką, nebrangų, bet iš kitos pusės tai yra galimybė mums pačiatinti, pakalbėti. Tiesiog. Matai, mūsų su tavim santykis yra artimesnis, ne? Bet jeigu mes būtumėm tiesiog verslo partnerės, aš tai tik tai už, kad aš galiu daryti tada kitus darbus, ne? O man mano asistentas randa laiką mano kalendoriui ir susiderina su kitu žmogum, kur irgi yra kalendoriui laikas, kad man nereikia sakyti, o antradienį tu gali, jis sako, ne, antradienį aš negaliu, aš galiu ketvirtadienį. O tu gali ketvirtadienį, ne ketvirtadienį aš negaliu, aš galiu penktadienį. Šitas mūsų pokalbis, taip aš suprantu, bet jisai užima tam tikrą laiko dalį, ką mano dirbtinio intelekto asistentas gali padaryti sekundžių greitumu. Tai čia turiu omeny gal daugiau toks, kai aš pas daktarą vizitą noriu užsirašyti. Kad pavyzdys. Ir aš skambinu į registratūrą. Taip, registratūra tai sako, turim. Tai čia kitas reikalas, čia kitas reikalas, aš tai turiu omeny, kad tokie yra kraštutinumai, kur gal atrodo labai, kad
Mes kiekvienas turėsim savo asistentą kažkokiem reikalam, nu ne kiekvienam greičiausiai mums reikės tų asistentų, Ne gal ne kiekvienam ir kiekvienas mes ir norėsim juos turėti. ne kiekvienas ir mobilų telefoną turi. Jo, tai va aš ir va būtent atsiranda šiuolaikiniai keistuoliai, kurie atsisako to kažkokio išmaniojo telefono, vis dar naudoja arba pradeda naudoti mygtukinį telefoną. Bet tai šitas mano nuomonė, turbūt taip, jis irgi yra sąmoningas pasirinkimas dėl to, kad žmonės pradeda pastebėti, kiek daug laiko jie praleidžia soctinkluose, vietoj to, kad turėtų kažkokį tai kokybinį laiką savo. Tai va, kažkas praleidžia ne tik socitinkluose, bet ir su dirbtiniu intelektu. Be proto daug Kažkas juo naudojasi ir būna su juo kaip su tuo pačiu savo psichologu. Nes vėlgi grįžtant prie to, tai taip yra tam tikros profesijos, kurios mano nuomonė išnyks. Esant daugiau, labiau pažengusiam dirbtiniui intelektui, kurių tiesiog nebeliks. Tai turbūt junior programuotojai, nes dirbtinis intelektas dabar labai puikiai daro tą. To prasme, vėlgi tie patys turbūt, nežinau, ar teisingai pavadinsiu, bet turbūt teisininkai, kurie yra irgi junior levelio. Nes vėlgi dirbtinis intelektas viską turi savo bazėj. Jam uždavus užklausą, jisai gali tau tą santrauką parašyti, arba kažkokį tai raštą, arba dar kažką. Tai yra nuostabi galimybė tiem žmonėm rasti, kur labiau galėtų jie atsiskleisti, gal panaudoti savo gebėjimus. Vėlgi žmonės pagaliau įžvelgti gali kaip galimybę savo kūrybiškumui atsiskleisti, ieškant naujos terpės. Nes šitos terpės jos tiesiog nebereikalinga, kaip fabrike žmonės atsiradus mašinom, jau buvo nebereikalinga tiek daug žmonių, dirbti prie mašinų reikėjo mažiau žmonių ir tie žmonės galėjo išeiti iš tų bjaurių sąlygų, bjauraus darbo ir rasti savo vietą, kaip panaudoti savo kažkokius tai gebėjimus, leisti jiem atsiskleisti ir daryti daug gal prasmingesnį, malonesnį darbą. Tai čia vėlgi tiem žmonėm puikia galimybė. Pafantazuokim. Kaip galvoji, kur dirbtinis intelektas galėtų būti medicinai? Galėtų būti ar ne? O, tu tokius sudėtingus klausimus, ne mano gebėjimam užduodi. Tavo. Tai vėlgi pradedant nuo šito sekretorės, kuri tam tikrus galbūt suderina dar ir geriau laikus gydytojų vizitam, iki to, kad puikiai gali gydytojas savo galvoje leis savo netalpinti tiek daug visokių dalykų ir mažiau darys gal netgi klaidų, skiriant tam tikrus vaistus, derinant, pavyzdžiui, vaistus. Ateina pacientas, nežinau, tarkim, ir jisai naudoja jau krūvą vaistų, medikamentų, kuriuos galbūt skyrė būtent netgi ne tas daktaras, pas kurį atėjo tas pacientas. Ir jis gali greičiau surasti kažkokį tai dar vienam paciento kažkokiam nusiskundimui vaistą, idealiai derant su jo jau naudojamais vaistais ir sudėtimi, tą sudėtingą medikamentų, tuo mišiniu visu. Tai nežinau, tai jisai gal gali įdarbinti dirbtinį intelektą, kuris galėtų viską tą tuk gražiai sudėlioti, su mažiau kažkokių šalutinių poveikių galimybių ir panašiai. Gal greičiau rasti, aš nežinau, ar ta mūsų dabartinė sistema tą daro taip talentingai, bet kiek girdėjus, tai būna visokių daug nesąmonių žmonėm, kur nedera, kur reikia vis keisti, ieškoti. Nežinau, galbūt netgi tas kažkoks tai, jeigu tu surašius paciento kažkokius nusiskundimus, ką jisai kalba, tu rašai viską, ką jis rašo. Dar plius pastebi krūvą jo galbūt kažkokių tai fizinių dalykų, ką pats daktaras pastebi, ko pacientas nepasako.
Gal tai padėtų rasti kažkokį tai vėlgi sugeneruotą atsakymą į paciento kažkokią numanomą ligą, kokį jam tyrimą vis dėlto. Gal daktaras įsėdi ir dėl savo belekai baisaus darbo grafikų, nuovargio, nemiegojimo, gal kokia antra para, aš nežinau, jisai tikrai gali kai ką praleisti ir jam reikia pagalbininko, asistento, viską surašyti, tiesiog bukai, ką sako pacientas, užmest akį į tą žmogų, ar jis pats nemato kažkokių dalykų ir skirti tinkamą tyrimą galbūt kažkokį tai. Nu, tarkim, jam reikia padaryti MRT. Iš viso to, ką jisai surašė, pastebėjo, tokia išvada. Bet jis gal būtų pats nedaėjęs dėl savo nuovargio daktaras. Jam reikėjo asistentų. Nu, tai va, kaip tu ir minėjai, kiekvienam darbe tai gali būti asistentas. Okay. O kaip galvoji, ar, vėlgi, grįžtant prie medicinos, ar dirbtinis intelektas ateityje operuos? Oi, nežinau. Dabar robotai jau operuoja, bet su žmogumi prie vairo. Tai jau operuoja. Ar jisai operuos vienas be žmogaus? Gal darys kažkokias paprastas operacijas vien dėl gydytojų trūkumo. Akivaizdu, kad labai gerų chirurgų ir žmonių, kurie tą darbą pasiryžta daryti, nes tai yra beprotiškai sudėti, čia nežinau, niekada topo nežiūrėjau, kuriam būtų pagal, turbūt tikrai sunkius pasirinkimus profesijos, tai chirurgų trūksta, medikų trūksta žmonių. Tai apie tai labai dažnai girdim. Tai galimai iš to netgi mūsų trūkumo mes turėsim labai pasistengti, kad galėtų daryti jisai operacijas tas. Bet tik man labai įdomu tada teisinė bazė, kas prisims atsakomybę, jeigu ta operacija nepavyks, jeigu žmogus mirs ant operacinio stalo. Kaip tai tvarkysis, ką paduosim dirbtinį intelektą į teismą? Ne, tai turbūt gydytojas, čia vėlgi. Va, vėl matai, tokių čia niuansų tada atsiras naujų. Bet kokiu atveju, ta prasme, žmogus įstaiga žmogus tam leidžia. Žmogus. Niekas kitas. Jo, pasirašai dokumentus, kad aš su viskuo sutinku, netgi kaip ta operacija baigsis, mes dabar pasirašom irgi. Ir, gydymo įstaiga už tai atsakinga, jeigu ten kažkas nepavyks. Turbūt teisinė prasme, tai jo. Kompensacijas moka ligoninė greičiausiai, jeigu ir dabar nepavyksta kažkas, ne tas chirurgas. Tai va, jo, čia, žinai, iš toks fantastikos srities viskas. Mes čia fantazuojam, kas gali būti, jeigu viskas vystysis ta tokia linkme greitai, nes atrodo, tai, vyksta viskas labai, čia tik nesenai aš išgirdau, o dabar jau vyksta tokios diskusijos, kad čia mes neteksim kažkokių profesijų, kad dirbtinis intelektas taip tobulėja greitai ir netgi filmą vieną tokį žiūrėjau, kur rodė, kaip teisiniam procese dirbtinis intelektas priima nuosprendį žmogui dėl jo nusikaltimo padaryto ir jam bus skiriama mirties bausmė. Ir jisai bando save apginti teisme, kur prieš jį tiesiog milžiniškas kompas, dirbtinis intelektas, yra ta teisėja ir jam ten tiesiog ekrane šokinėja įvairūs vaizdai, video padaryti, kurie jį labai stato į nemalonę padėtį ir ten tiesiog rodoma, kiek procentų kol kas jisai yra pripažįstamas kaltu ir jam tenka bandyti įrodinėti ir kažkaip tai tą procentą menkinti iki galimybės tos būt nuteistam mirties bausme. Ir tu galvoji, kad neišnyks profesijos? Aš galvoju, aš kažkaip kol kas neįsivaizduoju, kodėl turėtų išnykti. Nelabai įsivaizduoju, kodėl, nebent žmonės iš tiesų nebenorės nieko daryti.
Čia vėlgi, čia nuo mūsų žmonių viskas Žiūrėk, priklauso. aš kaip tai aš taip įsivaizduoju. darbdavys, turiu žmogų, kurį gali pakeisti dirbtinis intelektas. Žmogui aš turiu mokėti darbo užmokestį, žmogui aš turiu suteikti socialinės garantijas, žmogus galų gale atsitinka gyvenimas, suserga, žmogus nori eiti atostogų ir kitoj pusėje aš turiu dirbtinį intelektą, kuriam nereikia atostogų, kuriam nereikia mokėti darbo užmokesčio, kuris niekada neserga, jis gali dirbti 24/7, ir iš tos visiškai tokios pusės, ką tu pati rinktumės. Žmogų ar dirbtinį intelektą? Čia labai nuo daug faktorių priklauso. Tai čia nuo begalybės faktorių, tai yra koks tai yra darbas, kokia tai yra įstaiga. Čia priklauso labai nuo daugybės dalykų, dedamųjų. Čia, nežinau, reikia pavyzdžio turbūt. Ar tai yra maitinimo įstaiga? Aš esu darbdavys, aš turiu kavinę. Tai yra maitinimo įstaiga. Tai nėra tas pats, kas, nežinau, bankas, kur praktiškai iš tiesų ir nelikę žmonių, labai nedaug jų likę, tai yra vėlgi tik aptarnavimo srity. Ten, kur, pasitinka kažkas tai ten išrašo kažkokį ten, nežinau, sutartį pasirašo, žmonės ateina ten, pasikonsultuoja, bet jų labai nedaug liko šitų tokių darbo pozicijų. Ar tai yra gamykla? Tai yra labai skirtingi sektoriai ir aš kaip darbdavys, aš turbūt į labai daug dalykų turiu atsižvelgti. Visų pirma, ar man kiek kainuos, tarkim, pakeisti tą žmogų dirbtinio intelekto įrankiu. Nes tą dirbtinį intelekto dalyką, kažkokį įrankį, tą techniką visą turi prižiūrėti irgi žmogus. Tam irgi reikia programuotojų. Tam reikia turbūt A lygio žmonių, kurie sugebėtų visą tai tvarkyti. Žiūrint, kokia funkcija, kiek reikia pajėgumo, kiek reikia, kokio lygio ta programa turi būti. Tai jeigu tai yra labai primityviem dalykam, tas dirbtinis intelektas ten, vėlgi, čia ką mes naudojam, tai yra primityvūs dalykai. Tai nėra turbūt tas pats, kam naudotų kažkoks darbdavys atlikti daug sudėtingesniems procesams. Tai dabar, jeigu turiu gamyklą, ir dabar jau šiai dienai, daug gamyklų, ten, nežinau, automobilių gamybos ten ir panašiai, tai ten visur dirbo robotai, jau dabar šiai dienai. Daugelį labai ten tų tokių koncernų galingų. Tai ir juos vėlgi žmonės ten prižiūri ir valdo, tai irgi jie mokami tikrai ten, neįsivaizduokim, kad ten jie atrodo kaip angliakasiai. Tai yra irgi A lygio specialistai, kad sugebėtų valdyti tą robotą, kuris visus tuos dalykus tiksliai daro. Tai aš nežinau, ar jiem apsimokės jau tą specialistą, kur valdo tuos robotus, pakeisti, tarkim, nežinau, kažkokiu tai dirbtinio intelekto prototipu. Neįsivaizduoju, čia vėlgi tam darbdaviui ar apsimokės, ar ne. Nes vėlgi dabar ten kavinės yra bandę daryti, tai robotukai važinėja ir aptarnauja žmonės. Yra kas bandė tai daryti ir vėl grįžo prie žmonių. Nes jam kaip darbdaviui greičiausiai panešėjo, kad žmogus, jis nori bendrauti su žmogum kai kur. Ir kad ir kaip ten jam apsimokės, galbūt, kaip tu sakai, neleisti atostogų to, nežinau, nuo darbdavio priklauso, kiek jis moka ir kokio lygio jam reikia specialisto, kad aptarnautų žmonės aptarnavimo srity, ar A lygio žmogaus, ar studentės vasarai, tai čia nuo darbdavio priklauso, kokiu jisai pats save laiko, ko jam reikia. Tai, bet yra tam tikrų sektorių, kur žmonės nori daugiau negu tik tai, kad jam būtų padėta bandelė, bet ir daug faktorių tokių, kaip tai yra padaroma. Ir tas socialinis
kontaktas vis dėlto dar žaidžia žmonėm. Nežinau, nebent mes žmonės pasikeisim per dešimtmečius ir tapsim kažkokia kita rūšim, kuriai nebereikia socialinio kontakto, ryšio. Mes galbūt kažkaip į kitą lygmenį evoliucinį pereisim. Bet šiai dienai tai nuo darbdavio priklausys, ar jis pakeis dirbtiniu intelektu ar ne, kokia tai sritis, kokia tai įmonė, apie ką yra tai ir ar tai tik tai grynai bukas įskaičiavimas ir man ten taip, ar jis turi pats kažkokias vertybės, tai įmonė kažkokias turi tikslus, idėjas, kuo tai remiasi tas verslas. Pinigų generavimu ar kažkuo daugiau vėlgi. Čia, tiek daug faktorių, kur aš dėl to ir labai nedrįsčiau teikti, kad būtent čia visiškas dabar bus ten žmonijos perversmas dėl to, kad mes dabar turim dirbtinį intelektą. Mes viskas gyvensim ten totaliai kitaip. Žmonės jau tai yra sakę per mūsų istoriją daugybę kartų. Jau dabar čia mes jau viskas pakilom į kosmosą su raketa, viskas Marso užkariavimas. Jau čia per šitus ateinančius tiek ir tiek metų mes gyvensim apgyvensim visas planetas dabar. Mes pakilom su raketa, dabar mes ten visose jau planetose pasiskleisim žmonija, jau viskas čia, visur gyvensim kosmose. Tai gal, ką žinau, tai dar ne šiai dienai. Tai va. O kaip tau atrodo? Kiek tai pakeis mūsų darbdavių realybę, mūsų darbuotojų gyvenimą? O tavo? Aš tai manau, kad labai pakeis ir aš manau, kad iš darbdavio pozicijos, jeigu yra tokia pozicija, kur tu gali rinktis dirbtinį intelektą arba žmogų, tu rinksies dirbtinį intelektą, nes jisai dirba be pertraukų, jisai neturi tų žmogiškųjų poreikių. Ne? Aš netgi galvoju, toks yra, ar ilgainiui net tų pačių psichologų, net nežinau, net ne psichologų turbūt, o konsultantų galbūt taip reiktų pasakyti, aš manau, kad dalis jų neturės darbo. Dėl to, kad pasipasakot žmogui kitam, nors ir jisai yra tau labai artimas, nors ir tu gali būti atviras, bet yra tam tikri tavo blokai vidiniai pasakot kitam žmogui kažką tai. Turbūt ir pati kartais jauti, kad kaip ir norėtum, kaip ir galėtum atsiskleist, bet yra tam tikri, nežinau, ar įdėti iš tavo vaikystės kažkokios ribos, ar dar kažkas, negali tu iki galo atsiskleist. Sėdėdamas prieš kompą ir rašydamas jam savo istoriją, tu gali parašyti viską ir jisai tau duos kažkokį feedbacką. Aš sakau, čia vėlgi, žinai, toks spekulacija turbūt, bet aš manau, kad, sakau, ilgainiui konsultantų tokių neliks. Taip, žmogui labai svarbu žmogus. Ir tas tarpusavio santykis, ir tas, nežinau, balso tembras, kokį tu gauni iš kito žmogaus. Bet yra tokių žmonių, kurie yra vienišiai, kuriem yra gerai būti vieniem, kurie jaučia didelį spaudimą ir didelę frustraciją eidami bendrauti su kitais. Aš manau, kad jiems, žinok, tai yra, jeigu jau ne dabar išsigelbėjimas, bet tikrai jisai ateityje bus išsigelbėjimas, nes tu drąsiai gali pasakyti kompui, kuris tavęs nesmerks, kuris tau... Jo, aš sutinku, bet čia nepasikeis niekas dėl to, ką tu sakei, nes realiai taip ir, pokyčio tiem psichologam neįvyks, nes tie žmonės, kurie jautė frustraciją, jie ir taip nenueidavo pas tą psichologą, o tie, kuriem reikėjo to, jie nueidavo. Tai čia nieks nepasikeis, tiesiog tie žmonės gaus dabar pagalbą, kurios negaudo. Tai čia nieks nepasikeis realiai, nes kuriem reikėjo to kontakto, jie ir nueidavo. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kaip tu sakai, kad aš ta, kuri man sunku, bet kam atsivert, nes, reikalavimai yra žmogui kažkokie, tai ten, kaip aš įsivaizduoju. Ir aš niekad ir nenuėjau pas tą psichologą, nors buvo minčių. Jam tam psichologui ir nepasikeitė niekas, kad aš nenuėjau. Tik tai skirtumas tas, kad tuo laiku, jeigu būtų buvę, tarkim, toks įrankis, gal aš būčiau sugalvojus jo pasinaudoti. O gal ne, aš vis dėlto kaip ir tuo metu pasėmiau knygą. Ir radau, ko man reikia knygoje.
Ir pati išsiaiškinau. Tai aš nemanau, kad čia vėlgi kažkoks tai pokytis psichologam, bet didelis pokytis tiem, kurie neturėjo galimybės alternatyvos gauti kažkokį, tai kaip tu sakai, išsivalymą dirbtiniam intelektui, tas dirbtinis intelektas kažkokį feedbacką duoda. Kiek iš to naudos, čia nežinau, jau čia didelis klausimas. Nes tik tai išsivalymas gal. O naudos, nežinau, priklausys nuo to, koks tas įrankis bus, ar mokamas, ar ne, ir kiek ten ta programa sutiks duoti tos naudos. Tai va. Tai čia iš šitos pusės, nes čia daug kas jo kelia klausimą, kad gali čia nelikti kažkokių tai profesijų. Ir neliks. Programuotojų, jo, tų programuotojų, kaip tu sakai, tam tikro lygio galimai neliks, sekretorių, asistentų, tų, kurie atlikdavo tą laiškų pasiuntinėjimą. Tai jo, tai čia valio, nes tai yra nuobodus darbas. Kaip ir turbūt tiem darbininkam fabrikuose, kur jų nebereikėjo ten, nežinau, kokias atlikti klaikius, žalingus sveikatai darbus ir jų neliko. Jie pyko, bet iš tikrųjų jie turėjo padėkoti, kad dabar jau jų kaip sakant, nemarins tam tikros profesijos anksčiau laiko, nemirs nuo plaučių vėžio ar dar kokių baisių dalykų, tai atliks mašinos už juos. Tai tas nuogastavimas tam tikra prasme, aš į tai žiūrėčiau kaip į džiugesį. Jūs kažką kitą galėsit veikti, nereikės jums ofise sėdėti ir bukai žiūrėti į tą ekraną ir spaudinėti tą mygtuką. Jūs išeisit į gryną orą ir kažką faino veikt galėsit. Tai žmonės galės dabar vėl savo kūrybiškumą naudoti, sugalvoti dar kažką geriau, negu dabar yra. Tai valio. Jeigu į tai pažiūrėtum iš šitos prizmės, aš noriu čia gal kažkam atrodys, kad ironija kažkokia, bus krūva bedarbių. Nu gerai, bet jūs galit kažką nuveikti su savo tuo laiku dabar, Eisit knygas vėl paskaitysit, gal kokią mintį ten rasit. Aha, tik tai babkės tai neatplauks? Atplauks. Visada atplaukia. Aš dar nemačiau gyvenime tokių dalykų, kad neatplauktų. Jos atplaukia. Visada žmogus randa išeitį, jeigu ieško. Ir čia yra pozityvus dalykas. Gerai, pakalbėkim dabar, palieskim kitą to dirbtinio intelekto kampą, jeigu jisai kampus turi. Grėsmes. Aš turbūt pasidalinsiu savo istoriją. Esu sulaukus telefoninių sukčių skambučio. Kadangi jau ilgai ir visiems žinoma, ir tikrai ne vienas yra, žinia pateikiama, kad jeigu skambina, prisistato, kad skambina iš kažkokios tai valstybinės įstaigos ir kalba rusiškai, tai tikėtina, kad tai yra sukčiai. Tai va. O mano istorija buvo tokia, kad man skambina telefonu ir kalba moteris lietuviškai ir sako: sveiki, aš esu skaitmeninis asistentas, skambinantis iš, neatsimenu dabar, turbūt telefoninės kompanijos. Jūsų numeris netrukus bus užblokuotas. Prašau palaukti, su jumis netrukus kalbės rusakalbis asistentas. Aš klausiau ir galvojau, tai žmonės jau pajungia ir čia dirbtinį intelektą. Tai turbūt grėsmės aš matau labai didelės tame, kad kad žmogus kaip asmenybė neapsigautų. Nes vėlgi tas pats dirbtinis intelektas, jisai gali ir pamėgdžioti balsą, pamėgdžioti mano ar tavo kalbėjimo manierą, mūsų balso tembrą. Taip, todėl, kad žmonės pardavė savo šitus dalykus. Taip, mes, nemanau, kad jie pardavė. Tame esmė, kad kaip tai padaroma, kad ištobulėjo dirbtinis intelektas, kuris taip gražiai gali kalbėti, akcentai, tembras. Jis kaip tobulėja, tai yra iš žmonių duomenų, kurie yra nuperkami. Ir žmonės, kai kurie
labai lengvai pasimovė ir visam gyvenimui pardavė, pavyzdžiui, savo veidus, dar ten kažkokius dalykus, kuriuos gali dabar naudoti legaliai dirbtinis intelektas, generuodamas įvairius vaizdus ir balsus ir panašiai. Taip. Ir tu visam laikui davėjai teisę tai naudot už kažkokią tai pinigų sumą. Na, skaičiau apie tai, kaip tai vyksta, kaip tas dirbtinis intelektas taip tobulėja. Tai yra mūsų žmonių dėka. Ir greičiausiai, tai čia tik tai va toks faktas, kaip tai vyksta, o grėsmės taip. Nu, kaip kiekvienas puikus dalykas, galima jį panaudot gražiem tikslam, galima panaudot netokiem gražiem arba pelno, tik tai va tokiem, jeigu čia negražu, nu, tai kažkam gražu pelnas yra. Tikslam. Ir nu, tai lygiai taip pat tas kompiuteriai mūsų ir visų ten programeriai, vieni suprogramuoja ir nuostabius dalykus padaro, pavyzdžiui, antivirusinės programas, kiti žmonės, programeriai, paima, nulaužia, pavagė žmonių pinigus. Tai ir su dirbtiniu intelektu, taip, yra daug grėsmių. Tai yra tie feikiniai vaizdai, feikiniai video, kurie vis tikroviškesni gali būti ir mes jau nebeatskirsime, ar ten tikrai bombarduojamas ten koks nors miestas kur nors toli Kinijoje, PVZ kažkokios šalies, ar tai yra padaryta, kad mes taip galvotume ir mes tikėsim ir tada palaikysim kažkokius tai karinius dalykus tos šalies, kuris sakys, mes bandom ginti kažką, nes ten ten daro blogai tai Kinijai, ten tam miestui. Nu, turiu omeny, kad gali kažkas panaudot labai negeriem tikslam, apgaunant visuomenę, suformuojant nuomonės apie tam tikrus žmonės, kada mes nebeatskirsim, ar tai yra tiesa ar ne, ar jis iš tikrųjų iškrypėlis ten koks nors, nežinau, pedofilas. Kažkaip tai tu čia baisiai. Ne, bet iš tiesų tas žmogus, o gal kažkas su juo nori susidorot. Čia, nu, nebaisiai, bet tu pati sakai, kokios grėsmės, tai didžiulės grėsmės, kada mes nebegalėsim atskirti. Vat ir tam filme, kur buvo žmogus, jis atrodė, visi faktai sako, kad jis kaltas. Okay, koks filmo pavadinimas? Aš jį pridėsiu apraše, nes dabar negaliu pasakyti, bet aš surasiu ir galėsiu pridėti tą filmą. Kartais ne viskas taip atrodo, kaip faktai kartais atrodo pliki, rodo akivaizdžiai taip, bet yra tie dalykai žmogiški, nuojauta. Pakalbėkime apie muziką, pavyzdžiui. Ne tokį baisų ir grėsmingą dalyką, bet kai kam atrodo grėsminga, nes kai kas gali netekti darbo, kūrybinio darbo. Nors mums atrodo, čia tik programa, dirbtinis intelektas turėtų būti buhalteris tavo kažkoks tai pagalbininkas, kaip tu sakai, asistentas. Bet kai kurie žmonės jį pradėjo naudoti kaip teptuką, nutapyti meno kūriniui, kaip, nežinau, gitarą, nors nemoka grot gitarą, net nežino, kas yra akordas, ir sukuria muzikos kūrinį, nežinodamas gamą, kaip sugrot. Ką tu apie tai galvoji? Kad jisai nežino, kas gama ir kaip ten do, re, mi, fa, sol, la, si, man tai šitas nekliūna, bet man turbūt pardavimo momentas kliūna. Jeigu aš perku žmogaus iš kūrėjo muziką, aš ją noriu klausyti, bet kokiu atveju aš per bet kurią platformą, kurią klausausi, aš moku kažkokį tai ten, nežinau, pavadinkim, abonentinį mokestį, tai aš noriu klausyti turbūt kokybiškos muzikos. Čia yra muzika, tikėtina turbūt, kad kokybiška, bet kiek joje yra įdėta kūrybiškumo ir darbo. Tai tam tikrais atvejais turbūt jaučiu, kad mane šiek tiek apvaginėja. Bet čia turbūt ne tik muzika, bet ir tie patys meno kūriniai arba tie patys filmai sukurti dirbtinio intelekto. Jeigu tu už jį moki kažkokius tai pinigus, norėdamas jį peržiūrėt, turbūt vėlgi
moki kažkokiam tai žmogui arba kažkokiai įstaigai, o padarė kas dirbtinis intelektas. Tai taip, yra galimybė dabar tarsi galėtų sakyti, čia demokratija, ne? Dabar pagaliau ir mes, kuriem meška užlipo ant ausies ir net neturi muzikinės klausos, vėlgi, kaip tu į muzikalkę nėjo, nereitė, nežinau, kad išmoktų groti pianinu ar akordeonu daugybę metų, kur sugaišta žmonės. Tie žmonės sako, pagaliau ir mes galim užsidirbti, darydami, gamindami, pasakysiu taip, tikrai kitoks žodis čia netinka, kaip amatininkui galiu padaryti kūrinį. Tai tas dalykas, kad būtent tas klientas, kuris įsigyja, kaip tu sakai, kaip aš klausytojas, aš, toks, man asmeniškai tai yra nepagarba, ne man. Aš dabar turiu, tu ten atsisėdai prie kažkokios programėlės, ten dabar neatsimenu tiksliai. Pridėsiu vėlgi labai nuostabų vieno puikiai žinomo instrumentalisto muzikos video, kur aš klausiau apie tai, jisai kalbėjo kaip kūrėjas, apie šitą dalyką, kaip įrašinėjami albumai, net paminėjau puikiai žinoma visiems grupę, kuri dirbtinio intelektų pasinaudoja ir rašė visą vinilą, išleido, pridėsiu nuorodą į tą video. Tai ir kūrėjam tikriem nepagarba ir tiem patiem klausytojam, kai tu ten dirbtinio intelekto paprašėjai, tai taip paimi sukalė ir ten sekundžių reikalas, vos ne, ir čia jau yra kūrinys. Ir tu tai dedi žmonėm klausyti. Pilnas YouTube'as to šlamšto ir Spotify'us. Ir aš sakiau, kad greičiausiai milžiniškus pinigus susikraus tas, kuris apsaugos mane nuo to šlamšto. Kai aš turėsiu savo kompiuterį, telefone programą, kaip antivirusinę, ten turi, kur programą, kuri kaip nuo viruso mane apsaugos, nuo dirbtinio intelekto kabutėse kūrybos. Tų dalykų. Tai girdisi, kad ten yra padaryta dirbtiniu intelektu, nes neįmanoma negirdėti. Per radiją, kai leidžia, aš priversta dėja darbe radiją leidžia ir ne nuo manęs priklauso, aš negaliu praleisti tų kūrinių, juos netgi ten tuos remiksus prastus dirbtinio intelektus, tu greičiausiai sukurtus leidžia, nes tu girdi plastikinę gitaros versiją, plastikinius būgnus ir jinai yra vienoda, ten turbūt kiekvienas susidūrėt, YouTube paleidžiat, pavyzdžiui, aš noriu paklausyti bliuzo, ir leidžia kažkokius tai, arba rock'n'rollo, ir leidžia kažkokius tai padarytus gaminius iš krūvos kažkada žmonių sukurtų kūrinių, tokį makalynę, tai yra tuos ritmus, kurie panašūs ir būdingi tam žanrui, ir tekstus, kurie yra apie nieką, absoliučiai. Tiesiog makalynė daug. Turbūt dirbtiniu intelektu atrodo, jeigu tai daina, tarkim, apie kalėdas, tai turi nuskambėti tam tikri žodžiai ir frazės iš visų įmanomų sukurtų apie kalėdas dainų. Ir tai neturi prasmės gilios, tai yra, tu kaip žmogus girdi, kad tai ne žmogus sukūrė, ne žmogus taip nedarytų. Ir dėja, kai kurie arba labai greitai norintys susidirbti, kaip sakau, kuriem Dievas nedavė, naudojasi tuo įrankiu kaip pagalbininku, kaip tu sakai. Aš nemoku skaičiuot mintinai gerai, tai aš skaičiavkę pasiėmu ir man paskaičiavo. Tai jisai galvoja, aš esu negabus, pats sugalvot geriau, tai tiks ir šitas. Ir jisai naudojasi tuo įrankiu. Jis nusidirbt nori greitai pinigų. Jis negalvoja apie tai, kad aš čia noriu atsiskleisti kaip kūrėjas, aš noriu kažką prasmingo gyvenime nuveikti. Jau geriau aš kankinsiuosi mėnesį, bet padarysiu kažką. Vis dėlto iš savęs išgimdysiu tenai, ta mūza gal ateis pas mane. Jis nori čia ir dabar pinigų greitai, taip, va. Opa.
Bet matai, čia kaip ir visur, rinkos dėsniai, yra pasiūla, yra paklausa. Kol kas yra. Jeigu niekas neklausytų, niekas ir nekeptų, nes, čia kepykla tokia gaunasi, Taip. niekas nekeptų tų kūrinių. Aš dabar tavęs beklausydama galvoju, ar aš sugebėčiau atpažinti, net nežinau. Baigtų, eiktų, aišku, aš net neabejoju. Girdisi dar ir kaip aš negaliu. Aš neturiu ten, aš ne muzikantė. Mano vyras, jis kuria muziką. Jis žino, kaip tai veikia. Gal, nežinau, gal aš kažkiek daugiau žinau, nes aš jau iš jo noriu, nenoriu sužinau, kaip tai vyksta, kaip tai daroma. Bet, taip sakė, kadangi tu labai daug klausai ir tavo klausa pradeda irgi kitaip veikti ir tu pradedi girdėti. Taip žmonės surėdyti. Tai, neina, tu puikiai atskiri, kur tikra gitara, o kur tenai ta prasta ten iš programos gitara. Tekstai. Man juokinga buvo, kai atnešė žmogus tekstą ir sako, aš parašiau. Ir paskui aš išgirdau tą dainą. Ir man sakė, kad žmogus bandė prakišti tai, kad jisai parašė dainą. Sako, čia netu rašė. Gerai, sako, ne aš. Čia iš dirbtinio intelekto, žinai, ten kažkur tai jisai matyt paprašė, parašyk man dainą apie tą ir tą ir tą. Ir tas dirbtinis intelektas pateikė variantą, koks galėtų tas būti tekstas. Tai yra juokinga, nes tai yra milijoną kartų girdėta jau mums. Ten nėra įdėta tavo paties kažkokios, nežinau, istorijos. Kai tu įsimylėjai, o ne kai milijonas dainų parašyta, kaip turi būti atrodyti, kaip žmogus įsimylėjo. Tai yra toks, žinai, aš net nemoku apibūdinti. Nėra kūrėjų. Aš nerandu kito žodžius, supranti. Ir tas pats su muzika. Nėra to drivo, kur žmogus įdeda. Ir gal dabar žmonės tiesiog džiaugiasi naujovę, bet ir kaip kiekvienas mados trendas, jisai pradeda tau akį rėžti, kaip, nežinau. Ant bangos tie platėjantys džinsai, vieną dieną jie tiesiog nebegali žiūrėti. Tai aš galvoju, kad čia kažkas panašaus dabar toksai, kur visiems dar gal įdomu. Naujovė. Taip, bet tai užknis vieną kartą ir aš sakau, laimės tas, kuris sukurs programą ir apsaugos mane nuo to šlamšto. Ir nuo Instagramo pilno sugeneruotų vaizdų, video, dirbtinio intelekto, netikrų šitų dalykų ir tų išplaukusių veidų plaukiojančių, akių šokinėjančių. Ta, kad tu sakai, tai panašu, kad bet kokiu atveju ateis ta riba, kai turės būti sudėlioti tam tikri, kaip čia pasakyti, tam tikri svertai, tam tikros taisyklės, kada, kaip naudojamas dirbtinis intelektas, kada, kas gali naudoti. Nes vėlgi lygiai taip pat prisimink ir Instagrame, ne? Ir kitose socialinėse tinkluose, jeigu tu kažką reklamuoji, turi dėti hashtagą, kad tai yra reklama. Irgi, kodėl iki to atėjo, todėl, kad to buvo per daug, dalis žmonių turbūt ir pasimovė ant tam tikrų dalykų, ne? Ir vėlgi atėjo iki to momento, kol buvo tai reikalaujama. Jeigu to nepadarai, tai tada gauni kažkokias tai baudas. Tai aš manau, kad su dirbtiniu intelektu irgi ateis iki kažkokios tai ribos, kur privalės būti žymima, kad čia netikri vaizdai, čia dirbtinio intelekto sugeneruotas vaizdas. Tas pats bus su muzika, nežinau, su rašto darbais turbūt irgi kažkas tai panašaus. Tai dabar tu privalai. Jeigu tu sukūrei dainą ir naudojamas buvo ten dirbtinis intelektas ir tu registruoji tą savo kūrinį kaip kūrėjas, tu privalai nurodyti, kad buvo naudojamas dirbtinis intelektas kuriant šitą dalyką. Jeigu aš nenurodau, kas tada? Aš nežinau. Bet būtent kaip tai sukontroliuot, kai to turinio kūrėjų yra kiek žemė žmonių. Nes mes kiekvienas dabar turim tą dalyką telefone ir galim čia dabar abidvi tapti kūrėjom.
kaip tai kokios, nežinau, reikia pajėgumo bazės, kur visą tai sukontroliuos. Va čia tokių daug, aš manau, čia žinai, kas didžiausias yra vėlgi kritikas ir viso to saugiklis žmogus. Jeigu tau reikės, kaip sakant, kai aš sakau, man tai to šlamšto, aš noriu nuo jo apsisaugot, nereikia, ne? Tai ir nebus, kaip sakant, to poreikio ir nebus tų kūrinėlių menkaverčių. Jeigu niekam nereikės, nežinau, barbės, jos nieks negamins, nes nieks su ja nežais. Tai čia vėlgi toks, kol žmonės norės girdėti gerą muziką, kol norės matyti gerus filmus, kol žmonės norės žiūrėti į gražius paveikslus, to liks tas kūrėjas. O jeigu žmonėm tik reikės pigiai greitai čia ir dabar, tai jo, lobių kasyklos tiem visiems žongliruotojams šitom programėlėm visom, kur greit gali padaryti, greit sukalt ir greit turėti. Aišku, jiem minutė šlovės, nedaugiau. Tie kūrėjai, manau, kur kuria tikrus dalykus, jie pasilieka. Tai aš dar dabar tuo tikiu. Vėlgi buvau nesenai koncerte, kur buvo gyva grupė, gyvas balsas, gitaros, būgnai, viskas tas. Tai yra kaifas aukščiausių lygmenių, nes ten nėra vien, tai yra ta energetika, tas virpesys, kurį tu girdi nuo visų tų dalykų, ką tie žmonės daro, tai yra nuostabu, tai yra gražu, tai nėra tas pats, kas buvo po to pasirodė grupė, kuri grojo, ant viršaus skambėjo ten įrašas, sintetiniai garsai, gitaros, sintetiniai, žodžiu, buvo blogai ir tiesiog tai taip girdisi, aš manau, ten visi girdėjo, nes žmonių energetika staiga slopo, nors tai turėjo būti pagrindinis vakarų pasirodymas, hitas, nes tai yra užsieniečiai, jie ten atliks ten tokią muziką, ten užsienio grupės tribute pasirodymas garsios ir ten buvo daugiau fejerverkų, daugiau šviesų, daugiau garso vakare jau iš karto. Okay. Ir žmonių energetika nuslopo ir mes, kaip ir turbūt nemažai baikerių, tiesiog išvažiavom namo. Bet tarkim, grupė nekūrė dainą. Kaip tu sakai, kompozitorius šiuo atveju ne Džonas, o dirbtinis intelektas. Ir jisai sako, va dabar ten, Petrai, tu groji bosinę gitarą ir jisai sako natas ir tu va dabar tai brazin, pum, 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 ne, ten kažkaip tai ritmą. Tai taip. Tai buvo atliekama Petro ta partija bosinė, bet natas, pavyzdžiui, susakė dirbtinis intelektas ten, stovintis, kaip tu sakai, tarkim, ponas dirbtinis intelektas. Tai grupėje, tarkim, ten būtų šiuo atveju šiais laikais irgi Džonas, bet Džonas parašė natas, kompozitorius, kaip sakant, yra to kūrinio, o jau atlikėjas, visa grupė ten, nežinau, bosistas Petras. Tai lieka viskas tas pats, bet aš tai visai kitaip matau. Tai yra kūrybinis darbas, tiek elementų, tai yra ir Petras, ir Džonas, ir ponas dirbtinis intelektas prisidėjo. Bet aš neįsivaizduoju, kaip idėjų generatorius gali būti puikus tai įrankis. Bet tu visada gali interpretuoti ir dadėti ir patobulinti tai, ką jisai ten tau susakė. Ir tada jau tai būsi tu pridėjai ranką, nes iš viso to, kiek sudėliojama, tai tiesiog tos natos, kaip tu sakai, jos dažnai sudėliojamos ne taip, kaip žmogus jas atliktų, ne taip, kaip žmogus tonaciją pastatytų. Girdisi, dėl to mes ir girdim, kad tai yra ne žmogaus kūriniai. Kad tai yra ne žmogaus idėja, kaip tai atlikti. Aš dar nežinau, gal dar... Suintrigavai, reikia pabandyti. Aš galvoju, gal dar kol kas ne. Mes nežinom, gal puiku bus, mes nebeatskirsim ir tada kalbėsim kitaip po metų kitų. Mes nežinom, kaip tu sakai, kur tai nuves. Ar mes tikrai kiekvienas gal turėsim tą asistentą
ir atrodys naivu, kad galvojam kitaip. Gal visus mus konsultuos nebe žmogus psichologas, o dirbtinio intelekto kažkoks tai įrankis, net ir pavadinimą gal specialų turės kažkokį jau. Ir sakysim, kokie mes buvom naivūs, kad galvojam, kad gali būti kitaip. Nu, Silvija, ką tu čia šnekėjai? Ir gal tiesiog man nesinori tuo tikėti ir aš noriu pasilikti tą optimizmą pasaulio dabartinio, kad jo liks daug daugiau negu prognozuojama kai kurių žmonių. Nu, nes man faina nueit ten, kur aš sutinku, kad ir kokį tą, nežinau, priima ten tas stafas būna, nu visokių, bet aš turiu apie ką pakalbėti. Na, kad ilgai nesulaukiau aš ten tos padavėjos, arba ilgai reikėjo registratūroje laukti, ar ten bankė kažkokioje eilėje reikėjo man palaukti. Bet aš kažką tuo laiku veikiau, o paskui po to galėjau pabambėti, kad mane netaip aptarnavo. Gal aš to ilgėčiausi, jeigu to nebūtų, tų visų žmogiškų lepsusų, niuansų ir kartais tos klaidos jos irgi atveda kažkur. Žmogiškos klaidos, kaip mes sakom. Jei ne žmogiška klaida, gal nebūtų išrasta koks nors genialus išradimas, kurį mes turim. Nes buvo tokių dalykų, kad tik dėl klaidų žmonės nuėjo kažkokiu tai keliu. Tai va. O sako, kad programa mažai klysta. Ir mes nebeturėsim tos galimybės patirti lepsusų klaidų. Pabaigai sugalvojau tokį eksperimentą. Na. Kadangi kalbam apie dirbtinį intelektą, aš paprašysiu dirbtinio intelekto, kad jisai mums pasiūlytų mūsų tinklalaidės pabaigą. Kaip mums reikėtų atsisveikinti, ką pasakyti pabaigoje. Ok? Bandom? Okay. Labai įdomu. Labai simboliška. Na. Taip. Tai aš jo užklausiau ir dirbtinis intelektas ką pasiūlė. Pabaigai galite pasakyti. Dirbtinis intelektas nėra ateitis, jis jau yra mūsų kasdienybės dalis. Svarbiausia išmokti juo naudotis atsakingai ir išmintingai. Technologijos pačios savaime nėra nei geros, nei blogos. Viską lemia tai, kaip jas naudojame. Kad ir kaip bebūtų, bet taip tiesiai į akį. Kad aš irgi turbūt būčiau pabaigus su fraze, kad mes esam žmonės, mes esam protaujančios būtybės, be mūsų proto nebūtų nieko atsiradę ir to pačio dirbtinio intelekto, bet visą laiką juo ir vadovaukimės. Ir kaip aš sakau, kritinis mąstymas, jisai mums bet kurioje situacijoje padeda. Būtent. Tai va. O tu ką norėtum pasakyti dirbtiniam intelektui ir jo pasiūlytai pabaigai? Tai kad panašiai jisai greičiausiai labai uždėjo tuos akcentus, ką mes buvom paminėję ne kartą, kad be žmogaus nebūtų tų technologijų, vėlgi patrečinusių, nes čia ir kad kaip kiekvienas dalykas, jis gali būti panaudojamas labai geriem tikslam ir blogiem, irgi buvo paminėta. Tai kad galima ir gražiausias idėjas, genialiausias geriem tikslam panaudoti ir galima labai paniekinti tą gražią idėją. Tai yra taip ne kartą istorijoje buvę. Ir kažkaip nežinau. Dabar gal, kad nesenai skaičiau straipsnį apie nacius ir prisiminiau Saulės ženklą, labai gražų indų, naudojamas kaip laimės linkėjimas ir ant vaikų žaislų būna, jisai dažnai naudojamas tas sūkuriukas Saulės ženklas, o kažkas jį panaudojo įkūnyti blogio imperijai. Vėliava, didžiulė, graži nacijų vėliava. Tai vat galima kiekvieną dalyką paversti, kaip į tai pažiūrėsi. Čia kaip mes kaip kalbėjome apie žodžio galią, apie žmogaus galią, vėlgi kūrybiškumą.
visame kame, va tame ir aš matau kūrybiškumą žmogaus, apie kurį mes kalbėjom, ko dirbtinis intelektas galbūt stokoja, bet jisai puikiai ir patarė, kad be žmogaus neliks ir šitos idėjos, jinai ir nesivystys, galimai jinai sustos toj pačioj vietoj. Bet jinai gali išsivystyti į dar kažką gražiau, dar kažką naudingiau. Galbūt tai bus sprendėjas daugybė dar tų problemų, kurių mes čia žmonės turim, kapanojamės ir bandom išspręsti daug visokių klausimų. Ir žodžiu, galbūt, žiūrė, gali būti ir tas sprendėjas mūsų daugybės niuansų, ekologija, dar kažkokie tai dalykai. Ačiū, Dalia, kad atvažiavai. Ačiū tau. Tau neliko žodžių, jau reikia. ChatGPT, ką man padaryti, kaip man užbaigti laidą, nes aš jau pati nebesugalvoju, ką pasakyti daugiau. Pabaigėm mes jau laidą. Dar nepabaig, kol mes šnekam, tu nepasitikėk tuo chatu. Jeigu jisai galvoja, kad čia buvo geras užbaigimas, aš protestuoju, aš sakau, ne, mes užbaigsim taip, kaip mes žmonės norim. Su humoru ir absurdu. Tai va. Tai, mėly tinklalaidės klausytojai, jūs ten subscribinkit, patiktukus dėkit mum, rašykit komentarus, kur nusišnekėjom, paminėkit, kur jums labai 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 patiko, kažkokia mintis, frazė. Nepamiršiu įdėti filmo nuorodos, to muzikos kūrėjo faino video labai nuorodos. Ir dar sugalvosiu, ką dar ten pridėti, kad jūs ten visko rastumėt, ką dar, kaip pratęsti jūsų laiką. Agonija su mumis. Agonija, žinai, kas yra? Agonija, tai, blogai. tai nereiškia, kad čia visiems gerai mūsų klausyt buvo. Visiems gerai. Tai visom. Nes daugiausiai mus klauso moterys. Tai paaiškėjo statistiką, aš pasižiūrėjau. Gerai, ne, aš mano asistentas. Bet ne dirbtinė intelektą. O pažadam, jeigu vyram, ten vienam sakė vyras yra subscriberis. Tai kokią laidą pagalvosim, kad būtų kažkas tai su vyriška lytim. Reikia jau ir apie juos pašnekėti pagaliau. Tai va, viso gero, iki pasimatymų, ate.